tokios. Ir aš net drįsčiau ir reikėtų tai daryti. Dar greta jų, daug būna, sakysim, ir šiek tiek mažesnės reikšmės, nors čia reikšmių negalima būtų lygiuoti pagal kažkokią tai matų skalę, yra Kęstutis Genys. Nes jo poezijoje, kuriame greta tokio avangardinės raiškos yra labai gausų Maironio poetijos mokyklos elementų. Jau nekalbant apie maironišką dvasią, kuri taip pat Kęstučio Genio poezijoje persmelkė. Ir man visuomet buvo gera klausytis Bernardo Brazdžionio, nes aš žinojau, kad tai yra legendinis poetas, tai poetas klasikas, tai yra pašauktasis poetas su didelė Dievo dovana. Bet man buvo gera žvelgti ir Kęstutį Genį, kuris dirbo užspringdamas, skubėdamas. Jis neturėjo laiko sėdėti prie savo poezijos, sakysime, tobulindamas jos raišką, jos poetiką tobulindamas, bet jis buvo nešamas tos pačios maironiškos dvasios, pakilios dvasios. Ir kada kalbame dabar apie Maironio įtaką, pilietinę, estetinę, dvasinę įtaką, man atrodo, tai yra tokia begalybė, kad apriepti visą tai reikalinga dar ne viena studija. Žinoma, laidoje iš to visko nespėsime, bet dabar jau dar sugrįžtant prie Maironio istorijos, tai didžiulė įtaka ir jo poezijai turėjo. Taip, didžiulė įtaka turėjo ne tik tai, be abejo, tie vaikystės atsiminimai išgyventi gražiame Raseinių krašte, ne vien tik tai stengimas apriepti Lietuvą, keliaujant, važinėjant, minant tuos takelius, žvelgiant į girias, bet būtent ir visą tai, kas jau dideliais klodais buvo sugulę archyvuose, ką jis gaudavo per gana garsių istorikų paskaitas, kada jis gaudavo ypatingai daug medžiagos iš mūsų minėto Simono Daukanto. Ir apskritai, kada jis gaudavo net iš tautosakos, iš senų žmonių pasakojimų. Ne veltui jo poezijų išmėstelė kaip vienas, sakysime, gyvosios istorinės atminties saugotojų baltas senelis, personažas, tarytum kažkoks žynys, tarytum amžinas mūsų atminties gyvybės nešėjas. Ir tada visiškai natūralu, kad, sakysime, poetas iš karto atsirėmė iš tą žinojimą, istorinį žinojimą, į tautos istorijos žinojimą. Ir jo poemos, jo dramos, jo daugelis eilėraščių, kurie virto dainomis, Lietuvos istorija ne vien tik tai romantiškai, sakysim, mums atskleidžia, bet man pirmiausia, su kokia pagarba visą tai atskleidžia, su kokiu didingumu, su kokiu noru įsitiesti, nepasijusti menkam pasaulio pakraštyje, visų niekinamam, visų stumdomam, nepasijusti, bet pasijusti, kad esi pasaulio bendrijos tikrai vertas jos dėmesio narys, nes tai liudija mūsų klasikas, genialus klasikas liudima visų savo gyvenimo, visų savo kūrybą. Tiesa, kada Maironis žvelgėjo į stiprėjantį tautinį atgimimą, jis pats to atgimimo dalimi buvo, ir labai svarbi atgimimo dalimi buvo. Mes paskui paliesime šito istorijos vadovėlio paskutinį skyrių, labai keista, labai įdomu. Taip. Jis tada ne veltui buvo užsiminęs savo poemose, savo kūryboje apie tai, kaip suvienyti, sakysime, mūsų tautos intelekto likučius, tai yra bajorijos, kaip tam tikro intelekto, aukštesnio intelekto, tam tikro aukštesnio išsilavinimo, sakysim, atstovų bendravimą su kylančiais iš, sakysim, valstijos gelmių inteligentais. Kaip suvienyti tas patirtis, milžiniškas patirtis, bet tos suvienijimo jisai jauti, vis dėlto mes daug ko neteksime.
Mes neteksim pirmiausia laiko, nes ugdyti naujus inteligentus, neturint tam tikro intelektualinio paveldo, sakysim, tam tikros intelektualinės kultūros, tai vis dėlto reikia be galo daug laiko. Mane nustebino. Jau čia yra ne poetų požiūris. Čia yra valstybininko. Tai teisingai, tai yra valstybininko požiūris. Ir tas aš labai dėkingas jums už tai, kad pabrėžiu, būtent valstybininko požiūris. Ir tas valstybininko požiūris ypač išryškėja, sakysime, beveik visoje jo poezijoje. Ne toj, kurie atrodo liečia tik tai Lietuvos peizažą, tik tai Lietuvos žvaigždės, tik tai, sakysim, kažkokią tai gyrę užinčią, graužiai. Bet kaip sakyt, politikų jisai nebuvo, partija nebuvo susijęs, nors, tarkim, ten su krikščionys demokratais, ten programa buvo, su Adomu Jakštu, ten krikščionių demokratų rengęs, bet vis tiek nebuvo įsiangažavęs ir tarsi gal bodėjusi to politinio gyvenimo to tokio. Tai galimas dalykas, kad jisai bodėjusi, tačiau neužmirškime, kad jisai buvo vis dėlto dvasiškis. Tai yra dvasios žmogus. Ir jisai vis dėlto buvo jau ne tik perversas, bet jam buvo būtinybė daug ką pažvelgti iš aukštai. Pažvelgti tą kasdienybę iš šiek tiek aukštesnių pozicijų. Aukštesnis požiūris, kada ir tada jis pamatydavo, kad daugelis visų tų karštų, sakysim, politinių debatų visiškai neliečia valstybės. Kad tai yra tarpusavio politinės rietenos ir kaip ir analogijos yra labai skaudžios ir aštrios ir liudijančios, kad vis dėlto nelabai kruopščiai mes mokomės į savo istorinės patirties. Ir tada Maironis tarytum atsitraukdavo. Bet atsitraukdavo suprasdamas ir gilindamasis. Kada, sakysime, aš paminėjau tą paskutinį šito jo veikalo skyrių, aš iš karto suvokiau. Jis iki smulkmenų žinojo vis tai, kas vyksta mūsų politinėse sferose. Iki smulkmenų žinojo. Ir tą informaciją be abejo jis gaudavo bendraudamas su mūsų inteligentija, aukšta inteligentija, ne tik tai į spaudos. Bet to tai buvo žmogus, kuris žvelgia į pačią reikšmingiausią pasaulio spaudą. Jį pasiekdavo. Ir dar dabar sugrįšiu prie šitos skyriaus. Tai santūriausiai, kukliausiai parašytas skyrius. O beje, kai buvo vertinamas, tarkim, nepriklausomai tarpukario Lietuvoje, ten ir Binkis, ir visi kiti buvo net ten šūkiai šalin nuo Maironio, čia literatūriniai tradicijai. Taip, labanakt Maironė. Tai čia kartų konfliktas, kada auganti nauja, sakysim, kultūrininkų, jo labiau ambicingų literatų karta šiek tiek užstojama klasikos šešėlio. Svorio, šiek tiek slegiama. Kaip ir nūnai, galima sakyti. Ji turi būti drastiškai net agresyvi. Ir tas drastiškumas ir agresyvumas kenkia pirmiausia ne klasikui, jiems patiems. Jauniesiems literatams. Taip, pirmiausia jiems. Nes Maironis, kada mes žvelgime į, sakysim, paskutinio laikotarpio eilėraščius, jis puikiai įsisavino net keturvėjininkų raišką, trečiafrontininkų raišką, grubę faktūrą. Ir man tai buvo stebėtina, koks jisai buvo gyvas ir imlus tas žmogus, toks imlus turėjo būti ir jaunas literatas, užuot sakęs labanakt Maironį, pasakyti, ačiū Maironį už tai, ką mums palikai. Jie pasakė tai vėliau. Gaila, bet laikas laidos baigėsi, čia apriepti nebeįmanoma, čia kaip visata neapriepiamas Maironis ir dėkojame gerbiamam poetui Robertui Keturakiui už įdomų pokalbį, nors sakau, labai gaila, kad visko negalėjom paliesti ir iki kitų susitikimų, gerbiami televizijos žiūrovai. Viso gero.